Sveiki! Šiandien kalbėsim apie išmokų mažųjų bendrijų nariams apmokestinimą. Iš tikrųjų, mažoji bendrija kaip teisinė forma gan paplitusi šiais laikais ir stebint pastaruoju metu tendenciją, šita forma tampa vis populiaresnė. Tai yra ir statistika rodo, kad vis daugiau atsiranda mažųjų bendrijų ir iš tikrųjų tai gali būti gan patogiai teisinė forma vykdyti ūkinę komercinę veiklą. Mažasis bendrijas teigia fiziniai asmenys, reikalavimai yra mažesni negu uždarosioms akcinėms bendrovėms ir mažųjų bendrijų nariai taip pat gali ir ką neretai daro, patys tvarko apskaitą ir skaičiuoja mokesčius. Viskas yra tvarkoj, tik tai, kad kai mes kalbam apie mokesčius, reikia išmanyti ir tos niuansus, kurie yra susijęs su mažąja bendryja. Tai šiandien ir kalbėsim būtent apie išmokų mažųjų bendrijų nariams apmokestinimą GPM ir valstybinio socialinio draudimo įmokomis. Tai šiek tiek priminti, kad mažoji bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo. Tai yra įmonė, kurios visi nariai yra fiziniai asmenys ir mažosios bendrijos pavadinimo būtinai turi būti žodžiai nusakantis jos teisinę formą. Tai kad tai yra mažoji bendrija. Mažoji bendrija negali būti daugiau kaip 10 narių ir pagrindinis teisės aktas yra Lietuvos Respublikos mažoji bendrijų įstatymas, civilinis kodeksas, o mokesčių įstatymai yra taikomi visiems juridiniams asmenims vienodai nepriklausomai nuo jų teisinės formos. Taigi šiandien kalbam apie tai, kokios mokestinės pasekmės atsiranda, kai mažųjų bendrijų nariai išmoka savo išmokas. Ir pirmiausia kalbėsim apie apmokestinimą gyventojų pajamų mokesčių ir vėliau kalbėsim apie apmokestinimą sodros įmokomis. Taigi, kai mažųjų bendrijų nariai išmoka savo išmokas, kažkokias sumas valstybės institucijoms, mokesčių administratoriams, jie turi pranešti, ką jie išmoka savo. Ar tai yra su darbo santykiais susijusios pajamos, ar tai yra pajamos iš paskirstyto pelno. Tai yra toks pagrindinis skirstymas. Ir jeigu apsisprendžiama, kad tai yra su darbo santykiais susijusios pajamos, tai tokia išmoka pagal bendrą taisyklę neturėtų viršyti sumos, nuo kuriuos pagal valstybinio socialinio draudimo įstatymą apskaičiuojamos ir mokamos mažosios bendrijos nario valstybinio socialinio draudimo įmokos. Valstybinio socialinio draudimo įmokų bazė negali būti didesnė nei VSD įmokų lubos, kuriuos pagal dabar galiojantį įstatymą yra 43 vidutinio darbo užmokesčiai per metus. Ir 23 metais šita suma sudaro 72 450 eurų. Kiekvienais metais tai bus skirtinga suma, nes vidutinis darbo užmokestis kiekvienais metais keičiasi. Tai tokios išmokos, tai yra su darbo santykiai susijusios išmokos, bendrija turės deklaruoti su 02 išmokos kodu. Ir pagal įstatymą, jeigu mažųjų bendrijų nariai yra nuolatiniai Lietuvos gyventojai, tai jų gautos pajamos yra B klasės pajamos. Tai reiškia, kad mažoji bendrija tik pradeklaruoja išmokėtas išmokas, o gyventojų pajamų mokestį jau turi sumokėti pats mažosios bendrijos narės, pateikdamas gyventojo metinę deklaraciją GPM 311. Jeigu mažosios bendrijos narys yra nenuolatinis Lietuvos gyventojas, tuomet tokios išmokos laikomos A klasės pajamom ir tai reiškia, kad gyventojų pajamų mokestį turi į biudžetą pervesti mažoji bendrija, išmokėdama tokias išmokas. Toliau apie apmokestinimą, tai darbo užmokestis apmokestinamas bendruoju GPM tarifu 20%, tačiau jeigu išmokamos išmokos kartu su darbo užmokesčiu, tokios kaip tantiemos, iš darbdavio pagal autorinio sutartis ir jeigu bendra pajamų suma kartu sudėjus visas tokias pajamas viršė 60 vidutinių darbo užmokesčių, tai viršinti suma apmokestinama papildomas 12%, tai yra suma, kuri viršė 60 VDU, turi būti apmokestinama taikant 32% gyventojų pajamų mokesčių tarifo. Ir tokia tvarka galioja, mes matom, nuo 2021 metų.
Antra pajamų rūšis gali būti pajamos iš paskirsto pelno arba dividendai. Ir mažosios bendrijos narys gali gauti pajamos, kurios priskirs dividendams ir tokios pajamos turi būti deklaruojamos su 26 pajamų rūšies kodu ir apmokestinamos taikant bendrą GPM tarifą dividendams yra 15%. Į ką reikia atkreipti dėmesį, kad mažosios bendrijos nario asmeniniams poreikiams tenkinti išsiimtos lėšos gali būti laikomas avansiniu pelno išmokėjimu. Jeigu mažosios bendrijos nariui tenkanti mažosios bendrijos finansinių metų pelno dalis yra mažesnė, nei jo per tos metus gautos išmokos laikytinos avansinio pelno išmokėjimu, viršinčią sumą mažosios bendrijos narys turi gražinti. Ir laikoma, kad suma, nuo kurios pagal VSD įmokų buvo mokamos mažosios bendrijos nario VSD įmokos, grąžinama paskiausiai. Tai yra, jeigu metų eigoj mažosios bendrijos narys išima daugiau pinigų, daugiau lėšų, negu po to uždirbs pelno, tai jis turės grąžinti skirtumą, nes negalima skirstyti to, ko neuždirbai, vadinasi, pinigai turi būti grąžinti atgal. Tai šiuo atveju dividendai, pajamos iš paskirsto pelno, kaip ir visos kitos mažosios bendrijos nario pajamos laikomas B klasės pajamomis ir tai reiškia, kad GPM turi mokėti pats mažosios bendrijos narys, pateikdamas metinę gyventojų deklaraciją GPM 311. Na, o jeigu tai nenuolatinis gyventojas, tai tokios pajamos yra A klasės pajamos ir tai reiškia, kad mažoji bendrai išmokėdama pajamos, kurios laikomos dividendais, turi išskaičiuoti iš tokių pajamų GPM ir pervesti jį į biudžetą. Kokios dar gali būti pajamos? Gali būti pajamos pagal civilinės sutartis, jau čia turėtų būti sudaryta sutartis už mažąją bendriją suteiktas paslaugas arba atliktus darbus. Čia ir įskaitant vadovavimą, tačiau apie vadovus mes kalbėsim atskirai. Tai dabar mes kalbam apie tiesiog tokias pajamas pagal civilinės sutartis. Tai gali būti, kaip ir minėjau, vadovavimo paslaugos, apie kurias atskirai kalbėsim, tai gali būti automobilio nuomos pajamos, nekilnojamo turto nuomos pajamos, palūkanos už suteiktą paskolą, pagal verslo liudijimą suteiktų paslaugų arba pagal pažymą vykdomos veiklos pajamos ir kitos pajamos. Tai yra kaip ir visur kitur pagal civilinį kodeksą, kuris leidžia sudaryti įvairias civilinės sutartis, kurio objektas gali būti įvairios paslaugos, perduotos teisės, atitinkamai išmokos tada traktuojamas ir apmokestinamos kaip pagal civilinės sutartis iš gyventojų pajamų mokesčio pusės. Tačiau, kalbant apie mažasias bendrijas ir metinė bendra pajamų suma pagal civilinės sutartis, negali viršti 100 000 eurų per kalendorinius metus. Ši riba viršint iš mažosios bendrijos gautų pajamų dalis apmokestinama GPM tikslais laikoma darbo užmokesčiu arba dividendais. Taigi nariai iš mažosios bendrijos gali gauti išmokas už suteiktas paslaugos, atliktus darbus, bet riba yra 100 000. Jeigu tai suma viršis 100 000, tai bus prilyginama tiesiog darbo užmokesčiui. Darbo užmokesčiui turi būti arba dividendams ir turi būti apmokestinta kaip darbo užmokestis arba dividendai. 100 000 eurų sumos už mažai bendrai suteiktas paslaugas, atliktus darbus neviršinčios pajamos apmokestinamos taikant 15% GPM tarifą. Jeigu per kalendorinius metus pagal paslaugų suteikimo arba darbų atlikimo sutartis ir kitų nesusijusių darbo santykis arba jų esmę atitinkančias santykiais bendra pajamų suma viršė 120 VDU sumą, šiais metais, 23 metais tai yra 202 188 eurai.
Tai viršinė suma bus apmokestinama didesniu, tai yra 20 procentų tarifų. 20 procentų tarifų. Kas dar gali būti? Mažosios bendrijos nariai gali vykti į komandiruotės. Tai komandiruočių dienpinigiai gali būti, dažniausiai tai yra dienpinigiai išmokami mažosios bendrijos nariui. Vėlgi, tam, kad tos sumos būtų laikomos dienpinigiais, tai tas išvykimas turi atitikti komandiruotės sąvoką, kuri yra pateikta pelno mokesčio įstatymo. Ir mažosios bendrijos nario komandiruotės dienpinigiai apskaičiuoti, komandiruočių sunaudų atskaitimų iš pajamų taisyklių ir maksimalių dienpinigių dydžio sąrašo nustatyti tvarka neapmokestinami ir jie turi būti deklaruojami taikant 0,5 pajamų rūšies kodą. Jeigu išmokėti dienpinigiai viršė nustatytus dydžius, tai tokiu atveju, kaip mes matom, tai būtų arba su darbo santykiai susijusios pajamas arba dividendai. Jeigu mes kalbam apie komandiruotės, tai kalbant apie uždarasias akcinės bendrovės, tai egzistuoja apribojimai dėl dienpinigių dydžio neapmokestinimo. Jeigu komandiruotė po Lietuvą, tai neapmokestinama nedaugiau kaip 50 procentų dienpinigių nuo nustatyto darbo užmokesčių darbo sutartį, o į komandiruotės į užsienį atveju viskas priklauso nuo to, koks darbo užmokestis nurodytas darbo sutartį. Ar jis didesnis nei minimaliai mėnesinė alga padauginus iš nustatyto koeficientą ar ne. Tada irgi yra apribojimai. Tai kalbant apie mažasias bendrijas, tokių apribojimų nėra. Tai dienpinigius normas mes imam pagal vyriausybės nutarimą, išmokam tos dienpinigius ir visa suma bus laikoma neapmokestinama gyventojų pajamų mokesčių. Kas dar gali būti? Finansinių priemonių pardavimo pajamos. Tai gali būti, kai pavyzdžiui mažosios bendrijos narys perleidžia savo teises, tam tikras sumas mažasis bendrijos narys gali gauti savanoriškai pasitraukus iš mažosios bendrijos arba kai mažoji bendrija likviduojama. Tai likviduojama mažoji bendrija savo nariams išmokėtas piniginės lėšas turi deklaruoti deklaracijos GPM 312 formoje 12 išmokų kodą kaip finansinių priemonių pardavimo pajamos, ir tai yra B klasė pajamos, tai GPM turi mokėti patys nariai. Iš likviduojamos mažosios bendrijos gautos finansinių priemonių pardavimo pajamos apmokestinamas 15 arba 20 procentų GPM tarifą, ir kadangi tai yra B klasės pajamos, apskaičiuoti turi patys nariai ir visą tai parodyti metiniai gyventojų pajamų deklaracijų GPM 311. Toliau kalbant apie savanorišką pasitraukimą, tai savanoriško pasitraukimo iš mažosios bendrijos atveju mažosios bendrijos nariui turi būti grąžintas jo įnašas arba kompensuota įnašo vertė padidinta mažojo bendrijo pelno arba sumažinta mažojo bendrijo nuostolių dalim proporcinga jo įnašo į mažosios bendrijos dydžių arba vertį. Kai įnašas grąžinamas turtu, pajamomis iš vertybinių popierių pardavimo pripažįstamo turto tikroji rinkos kaina grąžinimo momentu, o įsigijimo kaina įnašo vertė, jeigu buvo įnešta turtu, jo vertė nustatyta mažųjų bendrijų susirinkimo sprendimų. Pajamos deklaruojamos 11 pajamų rūšies kodo, apmokestinamas kaip finansinių priemonių pardavimo pajamos. Taigi atkreipiam dėmesį, kad deklaruoja mažoji bendrija su kodu 12, GPM 312 deklaracijų, mažosios bendrijos narys kodą turi pakeisti į 11. GPM yra 15 arba 20 procentų ir apmokestinamas skirtumas finansinių priemonių pardavimo pajamų ir jų įsigijimo išlaidų. Tai jeigu skirtumas bus teigiamas, tai teigiamas skirtumas.
Į ką reikia atkreipti dėmesį, kalbant apie narius ar mažasias bendrijas, tai yra neretai, čia ne tik mažose bendrijose, bet ir abose labai aktualus klausimas dėl pajamų natūra. Tai yra, kai turtas, kuris priklauso mažai bendrijai, savo asmeniniais tikslais naudojasi mažosios bendrijos narys. Tai tokiu atveju reikia nepamiršti skaičiuoti pajamos natūrą. Kaip žinia, mokesčių administratorius, ypač pastaraisiais metais, labai daug dėmesio kreipia būtent į pajamos natūrą. Tai kai naudojamas turtas, kuris priklauso bendrijos asmeniniams tikslams. Tai šiuo atveju reikia nepamiršti arba nesinaudoti asmeniniais tikslais, arba skaičiuoti pajamos natūrą. Tai yra gyventojų pajamų mokestis, dar yra nepamirštam apie valstybinio socialinio draudimo įmokos. Tai kai mes kalbam apie mažasias bendrijas, tai mažųjų bendrijų nariai yra priskiriami savarankiškai dirbantiems asmenims ir jie draudžiami kelių rūšių draudimų. Tai yra socialinių draudimų, pensijų draudimų, ligos draudimų, motinystės draudimų, nedarbo socialinio draudimų ir sveikatos draudimų. Ir atitinkamai turi būti mokamos įmokos. Tai valstybinio socialinio draudimo įmokos atsiranda tada, kai išmokamos lėšos asmeniniams poreikiams, kurios priskiriamos su darbo santykiai susijusiom pajamom. Nes jeigu nėra išmokamos lėšos asmeniniams poreikiams, tai atitinkamai socialinio draudimo įmokų mokėti nereikia. Socialinio draudimo įmokos mokamos nuo 50% asmeniniams poreikiams išimtos lėšų sumos, kuri buvo deklaruota su kodu 02. Ir VSD įmokų tarifas yra 13,83%. Jeigu mažosios bendrijos narys dalyvauja papildomam pensijų kaupime, tai matom įmoką šiek tiek didesnė, 3% dar prisideda. Privalomai sveikatos draudimo įmokos, bendras tarifas 6,98% ir PSD įmokos skaičiuojamas lygiai nuo tos pačios bazės, kaip ir VSD įmokos. Tai pagal bendrą taisyklę kiekvieną mėnesį iki einamą mėnesio paskutinės dienos mokamos ne mažesnės nei 6,28% dydžio PSD įmokos nuo minimalios mėnesinės algos. Ir 23 metais tai yra 58,63 €. Vėlgi pagal įstatymą mažųjų bendrijų narių metinė PSD įmokų suma negali būti mažesnė kaip 6,98% nuo 12 minimalių mėnesinių algų. Tai 23 metais tai 10 080 €, kurios galioja nuo atitinkamą mėnesį. Išskyrus asmenys, kurie išvardinti sveikatos draudimo įstatyme ir valstybinio socialinio draudimo įstatyme. Tai šitie asmenys gali nemokėti PSD ir VSD įmokų. Tai pavyzdžiui, jeigu yra paskirta senatvės arba netektų darbingumo pensija, šalpos pensija yra mokama, jeigu asmuo yra sukakęs senatvės pensijos amžiaus ir tam tikrais kitais atvejais. Įmokų lubos. Kai mes kalbame apie VSD įmokų mokėjimą, tai įmokos negali būti mokamos nuo sumos didesnės, kaip jau kalbėjom anksčiau, nei 43 vidutinių darbo užmokesčių per metus ir maksimali VSD įmoka šiais metais yra 10 019 €. Jeigu pensija papildomai kaupiama, tai 3% daugiau. Maksimali PSD įmokų, matom, yra 5057 €. Jeigu mažoji bendrija laikinai nevykdo veiklos ir apie tai informuoja VMI arba turi likviduojamas ar bankrutuojančios įmonės statusą, tai mažosios bendrijos nariai už save turi mokėti 6,28% PSD įmoko. To daryti nereikia, jeigu nariai priklauso asmenims, apie kuriuos
neseniai šnekėjome ir kurie išvardinti sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnė tam tikrose dalyse arba 6 straipsnė 4 daly. Tai vėlgi pagal bendrą taisyklę, jeigu mes kalbam VSD ir PSD įmokos, už einamą mėnesį reikia mokėti ne vėliau kaip iki to mėnesio paskutinės dienos. Pavyzdžiui, už 23 metų Liepos mėnesį įmokas reikia sumokėti ne vėliau kaip Liepos paskutinė diena. Už užsieniečius turinčius leidimus laikinai gyventi Lietuvoje, kurie yra mažųjų bendrijų nariai, rekomenduojama PSD įmokas vis dėlto sumokėti avansu. Nes tik sumokėjus šių asmenų einamą mėnesį PSD įmoką, jie yra laikomi apdraustaisiais. Tai, pavyzdžiui, Liepos mėnesį įmoką reikia mokėti iki birželio 30 dienos, tik kad tokie darbuotojai galėtų naudotis sveikatos draudimu. PSD įmokų ir VSD įmokų kodus matot, kokiais kodais reikia PSD įmokų kodą, einamos įmokos mokamas 322 kodų, VSD įmokos einamos įmokos mokamos 310 kodų. Taip pat reikia pateikti SAV pranešimus apie savarankiškai dirbantį asmenį, teikiami Sodros tinklalapyje, būtent turėtų būti pavadinimas SAV parašyta ir pranešimus galima teikti dviems būdais priklausomai nuo to, kaip mokamos įmokos. Tai pirmas būdas, jeigu per kalendorinį mėnesį mažosios bendrijos narys išsiima lėšų asmeniniams poreikiams arba įmokos moka už einamą mėnesį avansu bent kartą per metus, tai SAV pranešimas teikiamas iki sekančio mėnesio 15 dienos. SAV pranešime turi būti nurodoma asmeniniams poreikiams išsiimta lėšų suma, nuo kurios skaičiuojamos įmokos. Jeigu pageidaus mažosios bendrijos narys einamojo laikotarpį gauti ligos, motinystės, tėvystės arba vaikos priežiūros išmoką, tai rekomenduojama SAV pranešimą pateikti iki einamo kalendorinio mėnesio paskutinės dienos. Tai yra iškart po įmokų sumokėjimo, tai yra nelaukti kito mėnesio 15 dienos. Jeigu mažosios bendrijos nuspręs įmokas mokėti kas mėnesį ir sumokėjęs įmokas pateiks SAV pranešimą, nelaukiant to termino, kada kartą per metus teikiam, tai susirgus arba slaugant šeimos narį išmokas galės gauti iškart pasibaigus nedarbingumo laikotarpį. Taip pat tokiu atveju būtų vertinama, ar sumokėtos VSD įmokos už praėjusį mėnesį ir ar turi reikiamą ligos socialinio draudimo stažą. Antras būdas, jei įmokas moka vieną kartą per metus, tai už praėjusius metus duomenys apie savarankiškai dirbančio asmens deklaruojamas metinės pajamų sumas ir šių sumų išskaidymą pagal kiekvieną kalendorinį mėnesį nurodoma VMI metiniai pajamų deklaracijų GPM 311, pasirenkant įmokų tipo Sodros mėnesinis. Ir deklaravus metinę pajamų sumą, bet nedeklaravus gautų pajamų sumų kalendoriniais mėnesiais, metinė pajamų suma, nuo kurios skaičiuojamas VSD įmokos, bus išdėstyta lygiom dalim. Pasirinkus įmokos Sodrai mokėti kartą per metus, išmokos Sodrai išmokės tik po to, kai mažosios bendrijos narys deklaruos savo pajamas VMI ir sumokės visus priklausančius mokesčius. Tai norint pajamas paskirstyti kitaip, reikia VMI pateikti metinę pajamų deklaraciją ir pasirinkti įmokų tipo Sodros mėnesinis. Ir matom, kad kai kalbam apie metinę deklaraciją, tai yra 311, tai yra ta, kurią teikia pats gyventojas, pats žmogus. Tai yra buvo trumpai apžvelgiam apmokestinimą mažųjų bendrijų narių. Iš tikrųjų, žymiai daugiau yra niuansų, kalbant apie išmokas, apie sutartis, apie pajamų paskirstimą ir apmokestinimą, skaičiavimą. Tai visą šitą informaciją galite surasti mūsų tinklalapyje, mūsų produktuose, mūsų seminaruose. O šiandien tiek. Ačiū už dėmesį.